Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad pavasaris tinkamas metas išsitirti šulinio vandenį. Gerti ir naudoti maisto gaminimui šulinio vandenį galima tik įsitikinus, ar jame esančių komponentų kiekį neviršija Lietuvos higienos normos. Centras, gavęs pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikius auginančius iki 6 mėnesių amžiaus, organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminį tyrimą azoto grupės junginių, tai yra nitritų ir nitratų kiekiui nustatyti. Ir minėtai asmenų grupiai šulinio vandens tyrimas atliekamas nemokamai. Praėjusiais metais 35% tirtų šulinių vandens mėginių netitiko nustatytų reikalavimų. 2014 metais jų buvo daugiau – 40%. Pastaraisiais metais daugiausiai chemiškai užteršti šuliniai buvo Biržų ir Kupiškio rajonuose. Švariausias šulinių vanduo Rokiškio rajone. Asmenys, kurie naudoja šulinių vandenį, skatinami kasmet tirti vandens kokybę, nes užteršto vandens naudojimas anot specialistų gali iššaukti sunkius susirgimus. Labai svarbu įsitirti šachtinių šulinių vandenį būtent tai minėtai asmenų grupiai. Nes reikia vandenį gerti tik įsitikinus, ar vanduo yra saugus vartoti ir ar jis nepakenks sveikatai, nes vanduo užterštas nitritais ir nitratais yra labai pavojingas kūdikiams ir nėščiosioms moteriams. Ir kūdikio apsinuodijimas nitritais ir nitratais yra taip vadinamas pamėlusių kūdikių sindromu. Kūdikiams atsiranda dusulys, vėmimas, pamėlsta oda ir gleivinės. Sunkiais atvejais gali atsirasti ir traukuliai ir be abejo kūdikis gali mirti. Panevėžio visuomenės sveikatos centre nemokamai vanduo tyriamas tik gavus pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus. Visos kitos asmenų grupės, norėdamas išsitirti savo šulinių vandenį, gali kreiptis į nacionalinę sveikatos priežiūros laboratoriją. Tačiau į ją skuba ne visi šulinių vandenį naudojantys. Dažnai tyrėte šulinių vandenį? Kiekvieną pavasarį. Ar manote, tai yra svarbu? Be abejo. O kodėl manote, tai yra svarbu? Keistas klausimas, kodėl manote? Todėl, kad pavasarinis vanduo jis pasišalina. Dabar tai prasmės nėra, mes jo net gėrimui nenaudojam, atsivežam iš miesto. O kada jau išsiurbėm, dabar va, matot, nėra nei žarnų paklota, tada išpumpuojam visą vandenį ir iš naujo prisirenka, tada pasižiūrim, kas per vanduo. Tai tada objektyvų ir visą vasarą naudojam šitą vandenį. Pašnekovas prasitarė, kad nors jų šulinio vanduo gana geras, tačiau maisto gamybai ir gėrimui jo stengiasi nenaudoti. Miesto gyventojai vandenį dažniausiai perka arba naudoja miesto vandentiekį. Reklamos reikia kažkokių straipsnių rašyti, kad paskaitytų, ką tai reiškia, kodėl būtina tirtis. Ne kiekvienas suvokia, o dauguma čia pagyvenę žmonės, jiem gerai taip, kaip yra. Nors iš esmės tai labai daug kas veža pirktinį vandenį, arba iš kolonėlių imasi, arba perka tais dideliais bambaliais vadinamais. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 2016 metais kovo 21-25 dienomis kviečia išsitirti šachtinių šulinių bei artezinių gręžinių vandenį pigiau nei įprastai. Vandens mėginius į nurodytas priėmimo vietas reikia pristatyti švarioje 1,5 litro talpos plastikinėje taroje. Bus atliekami azoto grupės junginių tyrimai, nustatomas nitrito, nitrato bei amonio kiekis. Sveikatos specialistai sako, gerkime tik švarų vandenį.